Čia tokia vieta gera. Pys rankos dreva. Lipai pats pirmas. Valgiau šūdą. Valgy šūdą? Labai valgiau šūdą. Slakai blogai, eik tu nachai, kurva. Pizda, aš stoviu ir aš nebenoriu, tai aš po pirmo bito norėjau išeiti. Labas vakaras. Dabar pasidarom mic checką. Kiekvieną kartą reikia pasidaryti mic checką. Fonuoja. Gerai. Aš žinai ką, aš klausysiu ne Vysgirdas, o profesionalus garsistą. Aš esu linkęs labiau klausyti bičio, kuris žino, ką daro, o ne Davido Vysgirdas. Nauja vieta ir manau, kad turi daug potencialo, manau, kad gali būti labai kietai. Žiūrėsim, kas bus. Skatinis bibys, aš ten nekenčiu žmonės, nes na, toks surodas veda, ble. Jau Vysgirda, jau stilna šou. Jis prie manęs priėjo taip, nu bazarink, sakė. Maladės, taip reikia, maladės. Ką man sakyti? Aš pasimetęs. Maladės. Aš gal nepasakiau, kas čia bus, mes filmuojam Open Mic'o vlogą. Aš noriu filmuoti ilgą laiką šitus vlogus, kad galėtumėt matyti ilgą laiką komedijos skaitą, pavyzdžiui, pasižiūrėti po 2-3 metų, kaip atrodo viskas. Galbūt net Zimantas miręs jau nuo heroino yra. Gal... Aš nepažįstu. Gal Davidas Vysgirdas pisės plaukus su huijanus bus po 2 metų, galėsi palyginti. Nebus. Man patinka, kad tu pasakai ir visą laiką konteineris šone buvo. Gerai. Šūdų kontentas čia būtų. Ne, nu tai gali. Ne pirmas kartas. Esam Žirmūnuose, miegamajam rajone, kas yra keista, nes visi Open Mic'ai yra naujamiesty. Šiandien turėsim labai daug gerų komikų, turėsim Dominiką Klajumą, turėsim Marką Žukauską, Viktorą Balikov, Davidą Vysgirdą, Kristoforą Vaidutį. Ko tikiesi šiandien? Šiandien tikiuosi, nežinau, su porą naujų bairių lipsiu, tai tikiuosi, kad bus gerai, bet man padėjęs kartu kofeinę rašėm. Atsuk padėjo. Matot, kaip jis atrodo. Ir matot, kokią komedijos kokybė mano bus šiandien. Taip, maždaug. Tai per daug nieko nesitikiu. Gal bus gerai, gal aš klysiu. Kas už toks, kad aš viską žinaučiau. Būsiu vedėjas, aš nestendapinsiu, mano darbas yra tiesiog būt fainu. Man reikia tiesiog daug šypsotis, užhypinti žmonės ir pasirūpinti, kad komikam gerai eitųsi. Labai jaudinas, nes naują vietą prieš tai darėm College pub'e. O dabar Studio 23. Tai va. Ir kas naujoje vietoje, kas iš karto jau buvo? Naujos vietos pliusai. Didelė, turi įrangą, kadangi čia yra naktinis klubas, turi tipo geras kolonkės, šviesas turi tipo. Minusas yra tas, kad scena yra aukštai, scena yra koks 1,30 m nuo žemės. O kiek čia yra? 1,30 m. Tu žinai, kodėl tu spėjai? Davidas Vysgirda, pedofilas. Tiesiog aš žadėsiu kaip žinių intro, tiesiog Davidas Vysgirda, pedofilas. Žiūrėjau, vaikas pabėgo, kaip pasakiau, pedofilas. Pagausiu. Matot, su ko man tenka dirbti. Prie scenos sėdės labai arti seniai. Karočią, prie scenos sėdės kokių 100% žmonių. Tipo. Svarbiausia tai, nu blėt, yra daug dalykų, kurių aš negaliu kontroliuoti, žinai. Aš ne apie tai, aš turiu labiau omeny, tipo, kaip žmonės. Ligų negaliu sukontroliuoti. Bet aš mačiau iš emailų, kad yra daug jaunų panų, o čia yra geras ženklas. O kadangi mes esame žinomi kaip predatoriai. Nu blėt, nu ne dėl to, tiesiog jaunas panas juokės lengviau. Kurva, psichas. Nu jo, ir dėl to. Arūnas Garšuo! Turite nors cigarą, kad neatminėčiau iš nieko. Labai noriu. Arūnas Garšuo yra mano mėgstamiausias komikas. Net ne komikas, gal labiau esybė, labiau kaip ikona. Mėgstamiausias iš visų, kurie leidžiasi kažką. Mėgstamiausias mano Arūnas. Tai realiai iš 2 vienas. Ei, gali ir tabletės valgyti. Aš, pavyzdžiui, nesupratau, apie ką iš šneka. Ne, prikorinu. Pripisau, kad aš energetinio to privarkiautų, tai man dabar viskas 2 kart greičiau negu jums, na. Pys rankos dreva. Jo, čia ant kamerų taip sako. Iš tikro. Iš tikro kokainas. Jo, šiandien visi po 7 minutės, bet Arūnai 3,5 bus. Kokie Arūnai tavo expectationai šiandien? Geri, tai expectationai, nu. Nežinau, ar patikėsit, bet mačiau, kaip nupiso bomžą, karačią, bevažiuojant iki čia. Pavogė ar su mašina? Su mašina nupiso. Su mašina didelis kamštis labai ir iki Jinčio netoli prie Žirmūnų tiesiog bomžas bėgo, jisai beisi ten, karačią pridaužęs visko su 4 buteliais ir važiavo moteriškė, nahui. Nu, ten ne moteriškė, panelė, žinai. Ir karačią nupiso tą bomžą, jisai išsivertė ant kapoto, visus butus ištaškė, atsistojo ir toliau nubėgo, na. Ta moteris išėjo tikrinti kapotą, žinai. Aš sustojau irgi patikrinau, žinai, sakau, taip ar gerai, viskas tvarkoja, sakau, viskas čia tvarkoja, čia, žinai, prižiūrėt mašiną. Nu, bet žinai, susidūrė 2 labiausiai social dugne esantys dalykai, moteris
Kelis ir bom. Čia jau tavo žodžiai, žinai. Dabar eisim į vidų. Ne, tai gali eiti. Dabar eisim į vidų, apžiūrėsim. Paprašykit jau. Tulikas tai čia. 10. Gerai, dabar eisim į vidų, apžiūrėsim naują vietą. Aš esu excited. Čia yra nauja vieta, čia kadangi yra naktinis klubas, tai gerai, nes yra labai tamsu, stand-upui reikia, kad būtų labai tamsu. Yra gerai tas, kad turėjau biškį kėdžių, tai va dar į priekį statėm ten kėdžių. Šiaip visi komikai sėdės ten po dešinę pusę, ten po dešinę sėdės Augustinas, mūsų mylimas garsistas. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Labai gerai, kad turim daug gerų komikų šiandien, kas, daug gerų komikų ir garantuoja biškį ir vakaras geresnis bus, žinai. Bet vis tiek yra daug streso labai, tai žiūrėsim, kaip seksis. Stresas. Jis alkoholikas yra. Labai jisai labai daug geria. Jisai draugę mušą, sakė. Nu, nemušu, ble. Jeigu... Kad vieną užmečiu, Tokį. mušimas. Realiai, aš jai lydekų išrašau. Būna pertrauka kažkokia? Jo, būna. Po pirmos dalies 6 komikai pasirodys, tada bus pertrauka. Mes turim mokyklą viduje, tai mums ją įjungti ar ne? Aš nežinau, aš manau, kad... Tai va čia yra. Aš galvoju, gal į lauką tegul einam visi parūkyti. Nes ir žmonės pakvėpos grynu oru, ir į lauką išeis. Bus mažiau žmonių viduj, nes vis tiek tada bus eilė prie baro, vis tiek žmonės eis dar gėrimų pasimt. Tai geriau tada, kad išeitų į lauką biškį. Man čia saloną primena labai. Biškį yra, žinai dėl ko? Dėl to, kad čia yra tipo tas žaliasų imitacija. Ne ką, kur šampanų butelį 100 eurų sumokėčiau. Patys galvokit. Jo. Čia tokį vietą gal. Komikai ten sėda. Aš įdėsiu šitą, karočią, kaip įvydė pradžią Arūncę, kaip sako. Jeigu Arūncę aprūvina, gražu, Arūncė, gražu. Tai aš čia net man gražu, tai viską. Ką reiškia tau? Nu dėl to, kad man ne viskas gražu būna, aš žiūrėk, bėgmenas, buvo viskas čia. Jie neturi tą stulpą, Breaking Ball, žinai. Batmanas ir Wrecking Ball. Žiauriai gerai, tai ten irgi sėdės kažkas? Mes čia visi komikai. Eik, ten tas kreveta komikam yra. Bizai, kiek gerai. Tai va, turėtų gerai, bet aš labai džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kad Arūncė pirmas, blėt, pozityvus žmogus atėjo. Nes Augustinas, mūsų garsistas, sakau, kaip to vietoj sėdi su rūktų veidu. Nežinau. Žiūrėsim. Aš nežinau. Super. Man tai Aš manau, kad turėtų užsikur, žinok. Manau, kad turėtų būti gera vieta. Jeigu gerai pavarai, tai paskui gali išsibėgėti ir šokti, aš žiūrėjau. Jis ne pirmas žmogus, kuris šitą pasiūlo ir man baisu. Galima gal vandens? Iš krano, jeigu galima. Gyvenau Vilniuje 24 metus, aš nežinau, kad tokias kitas egzistuoja. Kaip šmėklai. Jo, Arūncė tiesiog, ačiū labai, Arūncė tiesiog išlenda ir komplimentuoja vietą. O, Rakelis atėjo. Rakelį bulaurinsim. Labas, Rakelį. Tavo veidą nerodys internete, ne? Ne, šiaip yra. Bet aš dar dabar pastebiu, taip ateina žmonės į kokį bazarą, žinai, ir visi būtų tokie, čia Rakelis, čia tas Rakelis. Kodėl Rakelį pasiėmė? Todėl, kad Rakelis yra geriausias operatorius Lietuvoje, todėl, kad Rakelį, ta prasme, nei aš mokėčiau, nei reikia kažką paaiškinti, tiesiog pasakai, labas, gal gali nufilmuoti open mic'ą ir tau tą pačią dieną įmes tiesiog 2 valandą nakties open mic'o video medžiagą, tiesiog iš 2 kamerų. Jis yra monstras. Čia gersi... Jo, ačiū labai. Pažiūrėk, kaip man gražu padarė, nu kosmosas. Aš nesu tokio dalyko geręs. Arūncė šiandien pirmą kartą gyvenime laimingas jaučiasi, karočią. Nu tai reikia... Nice. Jeigu būčiau Augusto enciklopediją, dabar šokčiau į apačią. Jeigu niekur nedirbi, tai nieko nedirbi. Kosmosas. Aš noriu, kad iš šito jo judesio kažkas gifą padarys. Čia beleka. Pažiūrėk, kai neturi šito dalyko, kur sukasi ir tu kažką laimi. Adijos. Nu ką, vyrai, davai susidaužim. Ger pradėjai vėl? Už studijo 23. O čia nealkoholinis, Nealkoholinis. nesidaužė. Daužkis tik pasakyti. Gerai. Paba. Už naują spotą Arūnai. Davai, naujas kvotas. Vienas kvotas.
jaudinas. Viskas bus gerai. Dabar einam. Mamytė sustabdyk video, bet parūkint. Yra čia komikai, tai kamerą įsijungia visi, blėt, iškart prikolina, kai pradeda. Vis datėm. Aš tai neš tiesiog toks. Seniai, tipo, tokį. Pagarsiu minint. Jūs pastebėjot, kad čia limuzinas yra. Jie limuziną turi. Kaip galva aš atvažiavau? Čia mano, aš atvažiavau su šitu. Seniai, tu važiuok, turi limuziną. Automatas! Automatas! Automatas, kebra! Taip. Aš manau, iš jūsų automobilis. Jo, patraukti. Ne, aš tačiau kai tave įpuolė. A ne? O! Viskas netai, gesinsim gaidytoj! Čia, kad aš čia va į šitą vietą. Jo. Matai kažką? Čia prenkas? Ne, rimtai. Aš nematau. Nu čia va. Yra, matai, biškai. Ai, jo, pizda. Ai, nu bet tipo, aš net kasko draudimo neturiu, tai ką man daryti? Kasko! Kasko! Aš pasirašiau numerį, atsiprašau. Jo, tu man karočią jį atsiūsk. Va, čia ir vardininkas, ir kilmininkas. Ant kiek tu pažengęs technologijom, tu net nepriemi lapukų, tu man atsiūsk, žinai. Net jo. Nes dabar žadėjau aš dėto. Aha. Stelėjo, žinai, išlipu, pasižiūrėjau ir išvažiavo. Jis tau gali, žinok, susipys partuojininkai. Jo? Jo, jis gali Gerai, nedaryti. kraščiai. Ačiū labai. Tu darai dievo darbą. Dievo darbą. Vat, blin. Taigi man įpisto irgi nenorėčiau, žinai. Ten, tu ką tik iš manęs geresnį žmogų padarai. Aš dabar irgi tai darysiu. Yra gerų žmonių tokių kaip jisai, kai jie pasako, o yra tokių pidurų, kurie įpisa ir išvažiuoja, nu, tai va tokiais Tarp nebūtų. kitko. Šiaip. Čia jaučiu prieš visą Lietuvą, gal nėra zaibys sakyti, bet pilka Toyota. JC489. Aš tavęs surasiu. Arunce apšiais kariuomenį, galima sakyti? Ne. Gali, aišku. A, gerai, Arunce išėjęs iš kariuomenės turbūt. Arunce kariuomenį, jisai tavo mašinas numeris ir adresas, aš jau važiuoju pas tave, kai tu žiūri šitą video. Bet žinai, kas yra? Čia gali būti Evil planas, kad jis pats įpiso ir atėjo pasakyti, kad kažkas įpiso. Seniai, jeigu tai padarai, čia genialu. Ir aš dar jam ranką paspaučiau. Labai skanus gėrimas. Aš net suvalgysiu citriną. Nu čia apelsinų, gerai. Gerai, Deividai, aš jau mačiau tavo žvilgsnį, net nepažiūrėjęs į tave. Kol kas apelsinas vienas kartas. Jis vadovauja būriui, bet nesugeba apelsino paimti šiaudeliu. Aš nesu praėjęs apelsinų valgymo kursą, gerai, tėvas, čia du skirtingi dalykai. Tas pats, kas pizdą laižyt, seniai. Ėmė šiaudelį ir į klitorį. Ir kaip kokteiliai iš klitoris į burbuliuką išeina. Aš sakau, kad mes po 5 metų arba arenas darysim, arba mirę būsim. Aš miręs, čia išsičiūrinu mirimą. Žiūrint mirties. Pas tavai yra centas parašytas amžius. Jo, 18. Kiek jums yra metų? Mama Iš šukuosenos turi labai turtingą vyrą, karočią. Tai va, šiandien mėginsimės naujus bairius. Reikia dabar biškį pasikartot, pasirašyti, pasimėginti. Čia yra vienu momentu ir labai jaudinantis momentas, labai baisu, bet ir kartu ir labai smagu, nes tu nežinai, ar to pavyks ar nepavyksta. Jeigu pavyksta, būna labai smagu. Jeigu nepavyksta, nu tada ką darai? Eini verkt, paverki, išsivėmi visą šūdą, kurį valgai ir paskui eini rašyti iš naujo. O tu verki? Tu verki, Roms? Aš verkiu tik tada, kai pats save mušu, nes man tik tada skauda. Blet, psichas. Rakelis, sveikas, blet, sveikas. Lainapas įdėtas, turim Facebook grupę, kur yra gal 7 komikų ir ten rašom visą laiką, koks lainapas yra. Lainapas šios dienos galit matyti čia. Nežinau, ar įdės montuotojas, nežinau, ko tikėtis. Matyti, šiaip ilgai jau mes čia esam nuo 6, nuo pusės 5 aš. Tai va, ir būsim iki 10, ne daugiau, iki pusės 11 kokių. Kiek komikų šiandieną? Šiandien turim 12, man atrodo, 12 arba 13, reiks patiksim pažiūrėti. Bet jo, turim daug vilkų ir daug naujokų. O kaip veikia, nu, čia rodė lainapą, kaip veikia, kaip tu įsidėlioji, kodėl? Mes visus lainapus dėliojam pagal Antaną Sadauską, visi komikai tiesiog vagia iš jo, ką jisai visas žinias turi, mes iš jo savinamės. Ir tiesiog, jo, tai uždaryti pirmą, antrą dalį dedi gerus labai komikus, kur žinai, kad gerai pasirodys. Atidaryti pirmą, atidaryti antrą dedi gerą. Per vidurį pamėtai stengiasi išlyginti, kad būtų kažkas patyręs, labiau naujokas, tada vėl patyręs ir tada būna zaibys. Tai va.
Sveiki, mano vardas Kristoforas Vaidutis. Aš kaip senas Vilnietis žinau, jog šitose patalpose anksčiau buvo klubas Malibu. Čia prasidėjo, čia kartais ir pasibaigdavo gyvybė. Tai tikiuosi, kad įžiepsiu gyvybę žiūrovo akise, arba valgysiu šūdą. Tu pasirodai? Jo. Ko tikėsi šiandien? Jaudinamės, nauji bairiai bus, pažiūrėsim, testuosim, like and subscribe. Gal Griguso bonkę paėmam? Šiaip, aš manau, kad Nedas pakėlė Lietuvos open mic'ų lygį į kitą lygį. Nes jeigu gali pasimti Kalianą per open mic'ą, čia yra pizda. Čia yra... gal ir nuleido, iš tikrųjų, nežinau. Dar pamatysim. Kurva, duok. Dabar galime kirpti tą vietą, kur jisai pisa Harry mano kamerą. Atrasiu. Ne, davai. Galim. Ko tikėsi šiandienos vakarą? Kad pirmas atidarinėjau naujų vietų, tikiuosi nesusifeilinti. Naujų bairių turi? Jo, daug. 3 Daug? seni, 4 seni, 5-6 nauji. Ko šiandien tikėsi? Gerai pasirodysi? Nežinau, matysim, neturiu lūkesčių. O tu ir būsi čia taip krypas? Tiesiog, stovi bičas. Mama sakė, kad mano eilė prie Xbox'o dabar yra. Kaip kengūra. Ble, labai baisu. Baisu? Kas baisu? Jaudinas, kad gerai būtų. Kad žmonės susėstų, kad gerai būtų. Viską nesiautų, ne? Nebūtų. Sen, žmonės čia vieni kitiem nuo šiknos laižydavo koksą. Kad žmonės susėstų, policija atsakinga ir tu tai nežinau. Niekur dar vienas atsiteleportavo. Vis dar su mano kuprinė. Pasikalbėsim dėl savo kuprinės, karačia. Aš taip ir pagalvoju. Palikai Indijai. Nuteisino Indijai. Čia far laidą reikia garsiai. Aš irgi tą filmuoju. Jis mane filmuoja. Prašau, padėkit. Kaip tikėsi, kaip pasirodysi naujoje vietoje? 50-50. 50? Arba bombinimas, arba 50-50. Turi naujų bairių? Man rodos vieną arba du. Buvai naujoje vietoje, kaip atrodo? Ką tik buvau užėjęs, toks labai stripalko vaibas. Trūksta tik tai stulpų. Kaip įspūdžiai dėl naujos vietos? Dėl naujos vietos, šiaip po tos paskutinės skylės, kurią tu nugriausi, čia labai toli. Jau nugriauta jinai. Jau nugriauta. Ilgai nelaukiai. Jo, šiaip Hujanai tik tai atrodo, kad kažkas tai prisipis, čia labai daug šviesų ir toksai klubo vaibas. Bet pas kaip sužinojau, čia yra vienas iš garsiausių klubų Vilniuje, turbūt, kuris neturėjo savo Facebook anketą, kurioje keliami buvo ne kada atsidaro, kada užsidaro, o visi kiti dalykai įdomiausi. Ar kaip manai, kaip šiandieną pasirodysi? Manau, kad šiandien gerai pasirodysiu. Aišku, lipu po Marko Žukausko, tai truputį sudėtinga bus, nes manau, bus publika labai pakylėta ir stipriai nusijuokus, jau truputį gal pavargus, tai reikės prikelti iš numirusių ir žudyti savo bairiais. Čia nėra ką daugiau sakyti, iš tikrųjų. Tokios tavo nuotaikos, esi pasiruošęs šiandienai? Nelabai, prisirašiau naujų bairių, nelabai moku, tai matysim, kaip čia bus. Kaip nauja vieta? Gražiai, faina, man patinka. Labai baisu yra, iš tikrųjų jaudinas. Ant scenos, aišku, to neparodysim, būsim profesionalus, bet iš tikrųjų yra baisu. Žiūrėsim, kaip seksis, bet manau, kad viskas bus gerai. Labai džiugu, kad yra daug mano gerų draugų komikų, kuriais galiu pasitikėti ir žinau, kad jie tikrai gerai varys, tipo. Tai manau, kad turėtų būti juokinga. Na, jis jau paprašysiu dar, kad pritamsintų šiek tiek dar labiau lempas. Kai labai tamsu yra, tada žmonėm nėra taip nejauku juoktis. Pavyzdžiui, jeigu būna visiškai šviesu, žmonėm iš nejauku juoktis yra. O jeigu tamsu, jie atsipalaiduoja labiau, jiem būna tipo geriau. Tai žiūrėsim, bandysim, karoči. Turim dabar be 2 minučių 8. Rašom, kad pradedam 8, bet dažniausiai laiką pradedam po 8:05, pažiūrim, kad žmonės susėstų, kad nebūtų eilių prie baro. Bet baras šiandien vis dar kaip gerai dirba. Nesu matęs dar, kad baras taip gerai dirbtų, kad nebūtų eilės. Įpratę jie čia prie... Jo, jie tipo zavalus atgali, nes šitie bičiai, kur šitą barą turi ir restikų, man atrodo, turi. Tipo. Tai jie tipo žino, kaip servint reikia, žinai. Gerai, gal būtų galima dar šiek tiek pritempti tas galinės mėlynas šviesas. Ačiū labai. Pradėsim pasirodymą tuoj. Labai jaudinamės. Atsivedžiau palaikymo komandą. Tai gal jos kažkaip užkurs, bet... Žiūrėsim ant scenos. Karočią, ateik ant scenos, aš piršius. O jeigu nepasakysiu? Tai po metų tu. Mes tuoj pradėsim.
Labas vakaras Vilniau! Sveiki visi atvykę į Comedy Check atviro mikrofono vakarą. Mano vardas yra Nedas Zimantas ir šiandien būsiu jūsų vedėjas. Sveiki. Ačiū. Aš nežinau kodėl, bet aš noriu miegot. Pas man yra tokia nesąmonė. Aš prieš kiekvieną open mic'ą 10 minučių pamiegu. Čia yra mano toksai prieš stand-upinimo dalykas. Tiesiog pamiegot biškį. Šiaip žiauriai neišnoriu, bet nenoriu eiti. Nes matys mane žmonės. Čia bus karočią naujas paviljonas. Sekantis sceną lipa Deividas Vizgirdas! Labas vakaras, mano pagi bendo! Gerai, kažkaip man klausimą, kodėl tai tam būna taip? Ir į sceną norėčiau pakviesti Kristupą Šileiką! Nu ko, tu nori sakau, jeigu bombinsiu, tai tu neik prie manęs. Seniai tai bombino, eik tu nahui. Čia visiems bus. Nu. Buvo, pizda, kaip blogai, eik tu nahui, kurva. Pizda, aš stoviu ir aš nebenoriu, tai aš po pirmo bito norėjau išeiti. Pizda, kaip tu prakaituotas Tai visas. sen, tai čia į stresą, blėt. Aš po pirmo bito norėjau išeiti, norėjau nužudyti savo visą komedijos karjerą, norėjau apsikabinti panelę ir verkti tiesiog. Viskas. Kaip tikėsi šiandienos vakarą? Gerai bus ar ne? Pasistengsiu su jėgu, kad būtų kuo blogiau. Ko blogiau? Šūdą valgyti? Didžiausią šūdą valgysi? Kažkaip nepatinka man gerai pasirodyti, man zabiščiau, kai blogai pasirodau. Kažkaip man smagiau. Daugiau motyvacijos ar kas būna? Kaip? Daugiau motyvacijos? Ne, tiesiog, žinai, kažkaip. Toks mano mąstymas ir kad geriau blogai tipo padarai, bet padarai, negu kad bandai gerai ir nesigauna, žinai. Gerai, kaip sekėsi? Jau lipai pats pirmas. Valgiau šūdą. Valgy šūdą? Labai valgiau šūdą. Labai Gali parodyti, kaip valgy šūdą. Mikrofoną reiktų. Sakiau, aš maladės, sveiki. Labas rytas Vilniaus sakiau ir va, kai pasakiau labas rytas, jau nuo to valgy šūdą pradėjau. Sekėsi, Kristoforai. Ką žinau, normaliai. Duok cigarą. Yra buvę tikrai geriau su šitais bairiais, bet gerai, pasibandžiau naujų tagų. Kaip Nedai Zimantai pirmoji dalis? Sunku, bet blogas pasirodė labai neblogai, netgi gerai visai sakyčiau. Šileika, pavyzdžiui, Kujanai pasirodė. Tai manau, kad įmanom. Iškart su Augiu užnekėjom, matėm problemų, ką reikia pakeisti kitiem kartam, kad būtų geriau. Kokias problemas jau matosi iš karto? Kad biški per šviesą reikia padaryti tamsiau ir biški karšto. Tai va, tas yra šitas dvi problemas, reikia išspręsti, nes jos labai svarbios yra. Aš aišku biški kujau vedu, man atrodo, blogai pradėjau. Pirmą klaidą padariau, klaida yra vedant, kad kalbinti panas iš pradžių. Jeigu pradėti kalbinti, reikia pirmą kalbinti tik bičius, nes žmonėm mažiau bičių gaila, tai kaip pizavoji bičius, žmonėm smagiau yra. Aš bent jau šitą pastebėjau. Tai va, bet šiaip neblogai visai. Antroje dalyje turim Klajumą, Airis atvarys, Deividas Liudunavičius gerai varo. Garšo dėjau paskutinį dabar klausint, nes Klajumas sakė, nori pasirodyti, nesulauks galo, senis. Seniai chemoterapiją reikia jau daryti. Jiem reikia pamėgų. Tai va. Žmonės klauso, vadinasi, kraudas geras. Tai vadinasi, visą kitą čia mūsų yra problema. Šiaip perėjus per salę matosi, kad ten, kur žmonės sėdi, labai švies ir jie vienas kitą mato. Jo. Tas yra, kad ten baisu. Reikia kitam kartui, čia jungti visiškai visas šviesas. Viską jungti. O tai Klajumas kur? Nenori klausinti, sakė, nori pasirodyti ir varyti. Vykčio nebus, ne? Ui, tu duras, aš klausinsiu? Tu klausini? Garšva? Blia. Įsivaizduok, kaip šiandien visiems einas ir dar žmonės jau pavargę bus. Nu ir gerai, nahu, kilinsiu, kurva, kas yra? Užlipsiu, nahu. Neikinėk, tai jos paskui žudys mus, blėt. Ne,
bus gerai, bus gerai. Aš sapnavau, kad Garšo žudydmas visus pradėjau. Jo, tu paskui man. Kai mes buvom dažasvaidį ir jį kažkas su dažasvaidžiu nušovė ir jis tikrą pušką įsitraukė ir visus šaudyti pradėjo. Taigi nieko aš nežudysiu, kai aš šiklarnis. Aš jau esu labai geras žmogus. Tu tas, kur žudyti nuo veido. Tu turėjai pasakyti žodį žudalas? Gerai, kas čia buvo? Mindaugai, tu pratęsi. Nu, karoči, Mindaugas buvo tokioje šalyje kaip Indija. Čia turbūt žinau daug, kad įrodė tokią ekskluzyvinę medžiagą, sakykim, kur nelabai pilnamečiai, gal nepilnamečiai gali matyti. Ir ten dalyvauja, sakysiu, kad dvi vyriškos lyties, du vyriškos lyties atstovai. Ir vienas iš Mindaugas. Bet žmogus buvo išgelbėtas, sueities nebuvo, viskas tvarkoja. Nu, kaip sekėsi? Gerai, geriau negu tikėjausi. Pamiršau vieną bairį, bet čia taip ir turėjo būti kažkada. Bet patenkintas. Patenkintas? Jo, tai man sakė gerai. Tai aišku ateisiu, būtinai. Eisim, pradėsim, varysim dirbti, sakoma. Kaip buvo pavyko pirmoji dalis? Ar antra dalis bus dar geresnė? Mes garsiau, ar antra dalis bus dar geresnė? Labai gerai. Dar šiek tiek prieš pradėti. Kaip sekėsi tau šiandieną? Gerai, nebuvo vidutiniškai. O, ferverkai šaudo. Čia buvo tavo pasirodymą, kad viskas gerai. Normaliai, gerai, zaibis. Geras meniu, gera publika, grįšim. Grįšim būtinai? Jo, kitą savaitę. Einu miego. Viso geriausio. Seniams reikia miego. Kaip sekėsi? Bet gerai iš tikrųjų. Nedas sakė, kad achuienai, nu tipo. Bet kaip pačiam? Šiaip zaibys, nėra, kad žmonės labai stipriai ten juoktųsi ar ten aplos breikų būtų daug, bet tiesiog jaučiasi, kad klauso, tipo tokie, žinai, sėdi šiepia. Tai smagu. Buvo žmonių biškai, kur šneka, bet ten šnekėjau apie senovės lietuvius, tai labai gerai buvo, nes... Buvo, girdėjau gale kažkas tai labai rėkavo visą Jo, laiką. tai aš kaip tik bairį turėjau apie senovės lietuvius ir kaip tik jos sakau, tai čia gal senovės lietuvius susirinkę, tai visai gerai su jo. Tai šiaip smagu buvo. Šiaip gera vieta, faina, tik tai pirmas vakaras toks nėra lengvas, taip sakykim, neslėpkim nieko, bet zaibys visai. Ir kaip sekės pasirodyti? Hujovai. Atrodo visi bairiai gyvenime neturėtų veikti, nors atrodo paviljoną labai gerai sekėsi. Tai girdėjau, kad skerdai paviljonę. Jo, tai šitos vietos kokios credibility toks yra. Bet manau, kad jiems labai Kadvokas labai patinka, tiesiog. Realiai Kalajūmo geriausia vieta buvo, kuris apspjavo žmonės. Tai ir mano pagrindinis bairis, kuris suveikė, tai buvo irgi su Kadvoku. Tai aš manau, čia Kadvoko esmė turėtų būti. Čia kaip vestuvėse, tik stripakė. Išėjau. Kaip sekėsi? Biškį šūdą pavalgiam, nauji bairiai protestuoti biškį, patvarkyt bus. Turi potencialą, man. Atrodo kaip Patrikas. Žvaigždė Patrikas. Jo, jisai šiandien važiūrėjo multikus, atėjo į mokyklą, pasirašė mokyklai bairis ir atėjo open mic'ą. Gerai, bičiuliai, liko paskutinysis šio vakaro komikas. Noriu jūsų paklausti, ar mes turim jėgų paskutiniam šio vakaro komikui? Labai gerai, tada į sceną pasikviečiam vieną vienintelį Arūną Garšvą! Gerą vakarą, Vilnių! Arūnas Garšva! Ačiū labai visiems, kas susirinkot. Norėčiau, kad dabar visi garsiai paplotumėm visiems pirmos dalies komikam. Visiems antros dalies komikam. Ir dabar garsiausiai pasiplokit savo, buvo džiauriai gera publika. Ačiū jums labai. Čia buvo Comedy Check atviro mikrofono vakaras. Ir iki kitų kartų. Ate. Gerai. Zaibys. Arūnce, aš tave myliu. Молодец, ačiū labai. Jo. Pats geriausias jausmas. Galėjau geriau, bet
Pats geriausias. Man šiaip aš labiausiai džiaugiuosi ne dėl to, kad man išėjo pasirodyti gerai, aš džiaugiuosi dėl to, kad aš šiandien buvau sukūręs naują bairį ir tas naujas bairis labai gerai suėjo. Tai reiškia, kad prie sunkios publikos, jeigu jau žmonės taip juokiasi, prie geros publikos dar geriau juoksis. Bet šiaip patys lietuviai labai geriausia publika pasaulyje, aš labai myliu, važiuojam toliau, chebra, važiuojam toliau. Ką, gerai, baigėsi open mic'as, žmonės visi išėjo pafilmuoti. Kažkas matosi nelabai. Palaukta. Opa, tuščia. Jo, baigėsi open mic'as, dabar eisim susitvarkyti. Daug užsirašiau nautsų, daug dalykų reikia pakeisti ir pats savo vedimų turiu padaryti, daug dalykų padariau klaidų šiandien. Bet aš džiaugiuosi, aš manau, kad atradom vietą, kur turi daug potencialo ir manau, kad jeigu šitą užkursim, gali būti, kad čia bus nauja Tamsta, gali būti, kad čia bus naujas kitų open mic'ų spotas. Ir aš labai laimingas būčiau, jeigu tai būtų. Tai va, jeigu jūs norit sekti visą šitą kelionę ir pamatyti, kaip atrodo žmonės dabar, kaip atrodys po daug metų, tai prenumeruokit kanalą, palaikinkit, pasilinkit su draugais ir susitiksim kitose epizodose. Ačiū, iki. Prary kamerą. Oh.